Labas, bičiuli. Jeigu jau smalsumas nugalėjo ir radai laiko paspausti play, išklausyk šią žinutę iki galo. Ji galimai tau reikalinga, kaip ir man pačiam. Absoliučiai nežinau, kas tu esi. Moksleivis, pensininkas, studentas ar verslininkas, bet tikrai žinau vieną. Tu esi gyvas. Turi rankas, kojas, maisto, pastogę. Galbūt neturi visko, ko nori, bet turi visko, ko reikia. Viską, kas yra milijono žmonių svajonė. Ar tai nepakankama būti laimingu? Mes visi norim to paties. Kiekvienas norim gauti dėmesio, būti pagirtam, mylimam, gerbiamam. Jeigu suprantam, kaip tai malonu ir reikalinga, kodėl skundžiam suteikti kitiems? Galbūt neseniai pykai su šeima ar artimais draugais dėl menkiausių smulkmenų. Tačiau kitą kartą tai darydamas, susimąstyk, kad kai liksi vienas prieš didelę bėdą, būtent jie bus pirmieji, kurie atsidurs šalia, kai to labiausiai reikės. Niekada neteisk ir neapkalbinėk žmonių, kol jų nepažįsti. Nenuvertink jų, kol nepatikrinsi. Būk malonus, visada šypsokis, mokėk pasijuokti iš savęs. Išlik sąžiningas, niekada nenustok viskuo domėtis ir mokytis. Būk dėkingas, mylėk ir gerbk kitus. Niekada nežiūrėk kitus žmonės iš aukšto, nebent jeigu tu padedi jiem atsistoti. Nes neklysta tas, kuris nedaro nieko. Nebijokit klysti. Nes jeigu yra kas nors žmonijoje neatleistino, tai neatleisk. Visuomeniai trūksta vaikiškų savybių. Priimti savo silpnybės ir jas pripažinti. Vaikams nėra gėda pripažinti tiesos, nes jie dar neišmokė dėvėti suaugusių kaukių. Jeigu kažkas nepatinka, tai ir pasakyk. Jeigu kažko nežinai, pripažink, o nepaisyk nesąmonės. Jeigu kažko nemoki, sakyk nemoku. Gėda yra apsimetinėti, o ne kažko nesugebėti. Skirkime daugiau dėmesio to nusipelniusiems, mylimiems ar bent jau talentingiems žmonėms, o ne perdėto pasitikėjimo savimi kupiniems visuomenės klaunams, gražuliams, socialinių tinklų pseudo žvaigždėms, šalčiūtėms ar rauliams. O tik nereiktų dažniau pakelti akis nuo telefono ekranų į daug vertingesnius ekranus. Brangių žmonių akis. Ar ne absurdiška, kad liečiami ekranai sumažino prisilietimą vienas su kitu? Leiskite laiką su tais žmonėmis, su kuriais būnant, pamiršti žvilgčioti telefono ekraną. Nustokit pavydėti, kopijuoti ir idealizuoti materializmo tuštybėj springstančias įžymybės. Kaip kartą Jimas Carrey pasakė, norėčiau, kad visi taptų garsiais, turtingais ir gautų viską, apie ką kada nors svajojo. Kad suprastų, jog laimė yra visai ne tai. Viskas nėra taip tobula, kaip yra piešiama jų blizgių įvaizdžių viešoje erdvėje. Dažniau jie jums turėtų pavydėti tikrų draugų, tikrų jausmų ar elementarios ramybės. Tu nebijotinai turi svajonę, kurią turbūt pats netiki. Mes kuriam pasiteisinimus, kodėl jos negalim pasiekti, kaltinam aplinką, bet ne save. Klausom žmonių, kurie sako, būk realistas, neprisisvajok. Dabar atsakyk sau sąžiningai. Ar manai, kad išnaudoji visą savo potencialą? Mes nuolat pervertinam, kiek galim padaryti per dieną, bet neįvertinam, kiek galim nuveikti per visą gyvenimą. Paklausk savęs, ar esi patenkintas savimi ir savo gyvenimu? Ne? Tu esi vienintelė priežastis savo problemų. Tau nepatinka tave supantis negatyvūs žmonės, bet tu vis tiek su jais. Tau nepatinka tavo darbas, bet tu vis tiek jo nemeti. Kaip negatyvi aplinka tave gali veikti teigiamai? Jeigu niekas aplinkui nesikeičia, keisk aplinką. Apsuk save žmonėmis, kurie tau padeda augti, tobulėti, o net demotyvuoja. Nes abejonės pražudė daugiau žmonių gyvenimų, nei klaidos kada nors pražudys. Tu sprendi gyventi tokį gyvenimą, kokio nori, ar gyventi tokį, koks gaunas. Ar tai, ką tu darai šiandien, artina tave prie to, kuom tu nori būti rytoj. Skirtumas tarp to, kas tu esi ir kas nori būti, yra ką tu darai. O dvi svarbiausios tavo gyvenimo dienos yra tada, kada gimei, o antroji, kuomet suradai būdą kaip. O jeigu tu tikrai kažko nori, visada rasi būdą. Jeigu ne, rasi pasiteisinimą. Nesureikšminkit išorės, tai laikina ir trapu. Puoselėkit čia. Širdis niekada nepasens, jeigu tu to neleisi. Nenustokit degti aistra gyventi.
Nes daugelis taip ir pralaukia visą gyvenimą. Darbo pabaigos, penktadienio, vasaros, laimės. Viskas ateis ir be laukimo. Daryk dabar. Nelauk. Tu esi savo gyvenimo prodiuseris. Ar kada susimastei, jeigu tavo gyvenimas būtų filmas? Ar kitiems įdomu būtų jį žiūrėti? Statyk aktyviai, drąsiai ir tinkamai. Jei manai, kad sugebėsi, reiškia nebijotinai sugebėsi. Jeigu manai, kad ne, greičiausiai tu teisus. Garantuoju, kad yra nemažai tokių, kurie visas šito video mintis pasąmonė automatiškai paverčia negatyviu ir beprasmiu tekstu. Bet aš labai tikiuosi, kad po šitos žinutės nepagalvosit, blemba rimtai, reikia susimti. Ir vis tiek darysit lygiai tą patį. Jūs patys suvokėte, kuriems reikia to postumio, tos revoliucijos pasąmonė, man pačiam jos reikia. Būk išprotėjęs, būk vaikiškas, būk kokiu patinka būti. Nes gyvenimas per trumpas, nugyventi būna nelaimingu. Nes siek būti vidutiniu, siek būti geriausiu. Nebūk kaip kažkas, būk geresnis. Geresnis už save vakar. Nebijok būti kitokiu, bet bijok būti kaip visi. Nes jeigu darysi kaip visi ir baigsi kaip visi. Sovietinė karta bandė būti vienodais. Ar dabar daug laimingų pagyvenusių žmonių matai? Pirmyn, aš tikiu tavim.